išsilavinimas ir gausa. Daugam iš tikrųjų atrodo, kad jeigu aš būsiu išsilavinusi, tai aš būsiu labai labai gausi, turtinga, sėkminga moteris. Išsilavinimas tikrai duoda ir vertės, ir naudos, bet tai toli gražu ne pagrindinis dalykas. Aš pažįstu ne vieną moterį, kuri turi net ne vieną aukštą išsilavinimą, 2-3 aukštos išsilavinimus, bet vis tiek reikia pastangų, kad ateitų gausa. Vadinasi, jinai neateina tik dėl išsilavinimo. Brangioji, išgirsk mane, gausa tai yra tavo vidinė talpa. Ir žiūrint, ką tu lavinsi. Tai jeigu tu lavinsi savo pasitikėjimą, jeigu tu lavinsi savo drąsą, jeigu tu lavinsi savo moteriškumą, nes pas moteris gausa turi ateiti moterišku būdu, ne tuo ankstesnių, kai buvo įprasta, kad susiplanuoju nuo pat ryto ir kas pusę valandos labai tiksliai laikausi. Mes moteris nesutvertos tokiam tiksliam planui. Mes esame intuityvios. Taip, tas planas, kas pusę valandos, jisai duoda naudos, bet ar tu ilgai jo laikysies? Ateis laikas, kai pavargsi ir pasijausi išsekusi. Tai, brangioji, ką aš tau noriu pasakyti? Kad jeigu nori būti gausi per lengvumą, tu turi atrasti savo vidinę šerdį, savo vidinę talpą ir eiti būtent savo būdu ir moterišku keliu. O moteriškas kelias yra per atsipalaidavimą. Tai ne apie tai, kad nieko nedaryti, dabar pasimsiu, tik tai knygą skaitysiu ir laukiu, kol man ateis gausa. Nebrangiau, tai yra apie darymą, bet iš moteriškos būsenos, iš lengvumo, iš pasitikėjimo. Ir čia kalbu apie pasitikėjimą ne tik savim, bet ir savo ateitim. Tai yra labai, labai svarbu. Taigi aš esu Lina Lasi, vedu savo moteris, į savo vidinę gausą, į pasitikėjimą, į lengvumą. Jeigu nori daugiau apie mane, susiras svetainę linalasi.lt ir ten rasi, kokiais būdais aš padedu moterims. Taigi šį kartą sakau iki.